perdavimą atlikusi krepšininkė Eglė Žygelytė. Eglės yra dviem žodžiais – pareiginga ir užsispyrusi. Ir tikrai tiesa, reikia turėti ypatingai didelį pareigingumo jausmą, tikrai didelę valią, kad kamuoliais dalintis savo draugais. Taigi nėra labai lengva, tai nėra, patys žinote, kokią mes visi jaučiame azartą ir norime pelnyti tuos taškus. Pasidalinti laiku su savo kolegėmis kamuoliu yra labai svarbu ir labai sunku. Taigi sveikinu Eglę, ačiū Jums už tai, kad Jūs norite ką nors pasakyti savo kolegėmis. Ačiū. Prašau, šių metų Europos jaunoji krepšininkė, šių metų čempionate 593 taškus pelniusi, į varžovų krepšį metusi žaidėja, 18,5 taško per rungtynes, vidutiniškai pelniusi. Ta pati krepšininkė tyliai užsimena, kad labiausia už apdovanojimus mėgsta gėles. Praėjusiais metais pelnė daugiausiai kamuolių perpasės su žaidėjus, tai šiandien šios pozicijos ir ne tik kamuolį užmerkė, bet ir sugebėjo tapti ta Milnieškienė. Prašome visus apdovanojimus. Kviečiamos žaidėjus, Jurgita Šteiniūtė Vilčiskaitė, Aušra Pirmaitė, kapitonė Rina Valentinė, Aurimė Rinkevičiūtė, Daina Saugaitė, Crystal Alison Langhorn, neišvykusi, komandos vyriausias treneris Rūtenis Paulauskas, trenerio asistentas Valdas Gedzevičius, kineziterapeutė Inga Akramačienė, klubo direktorius Arvidas Tamašauskas, komandos kapitonė Rimai Valentinė. Labai atsiprašau. Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmosios vietos nugalėtojų taurę kaip aiškiai teikia Lietuvos moterų krepšinio lygos globėjas ir prezidentas Lojimai Algirdas Butkevičius. Stogas per žemę. Nu kažkaip tai atrodo, kad tavo komanda sezoną jau pabaigė. Ačiū. Parodysim. Ai. Duokit dar vieną. Dėl garbingas rungtynės. Jaučiasi, kad Reklaitis po jos, Ričardas Mačiulaitis. Kažkaip tai... Ruošiasi. Kaušpėlė, kurie įveiktų, ir tos sako,